Labas, bičiuliai. Jau po ilgo laiko nesidalinimo dabar nusprendžiau pasidalinti, kol einu iki parduotuvės ir tuo pačiu su ausinėm klausau laisvų laikų, taip pat ko prikūriau iš savo muzikos pasaulio. Tai taip, dabar mane labai įtraukė ši garsų prodiusavimo veikla ir aš labai esu laimingas dėl to. Ir taip, dėl budinančių žinučių ir pasidalinimų šiais dalykais anksčiau reguliariai dalindavausi, bet dabar taip pat tos visos įžvalgos, ta visa gyvenimo išmintis toliau teka pro mano protą, pro mano širdį, tačiau aš tai praleidžiu. Ir tiesiog stebiu, kaip visa tai vėl įsilieja į tobulą gyvenimo visumą. Ir vis dėlto tinkamoj vietoj, tinkamu metu įvardinti ar ir įgarsinti bei išgirsti ir pritaikyti tam tikrus dalykus gali būti labai naudinga. Taip, tai gali atverti naujas galimybės, naujus kelius, patirti savo gyvenimą, patirti savo tikrosios prigimties atsiskleidimą labai palankiais ir maloningais bei įkvepiančiais būdais. Tai tam aš visada esu prieinamas asmeniniams sesijoms, aš jas toliau darau ir taip ir su žmonėm kartu, būtent žmonės iš manęs ištraukia tas naujausias žinutės, naujausias įžvalgas, naujausią išmintį. Ir taip, ir tada taip tikslingai, su kiekvienu žmogumi aš galiu ištransliuoti tai, kas yra aktualu. Tai taip, tam aš esu toliau prieinamas, taip pat jeigu kažkas norite, tarkim, grupinių susitikimų, tai irgi galite duoti man žinoti, tada aš irgi pajausiu daugiau motyvacijos ir daugiau įkvėpimo, kada žinosiu, jog yra žmonių, kurie, tarkim, nori Vilniuje susitikti kartu, satsangiškai, pabūti, pabendrauti, pamedituoti. Tai tam aš taip pat esu atviras. Jeigu yra noro kažkokiam online irgi sesijom, tarkim kažkokiam kursui ar webinarui tam tikrom temom, tai irgi esu atviras pasiūlymams. Duokite žinot, kokios temos domina, kokie iššūkiai šiuo metu imponuoja. Tai irgi tai atsižvelgsiu. O bendrai Dalia dabar irgi kyla kaip vedlė, mano mylimoji Dalia. Ji dabar pasibaigė rebefingo mokymus pas vieną rebefingo meistrą iš Kauno, Gedą. Tai taip, tai dabar, man atrodo, ateinantį antradienį, tai čia bus kovo 3 diena berods. Jinai organizuoja jau pirmą rebefingo grupinę sesiją.
ir manau bus tikrai labai gilu, nes taip Dalia tikrai giliai tyrinėja tiek kūnišką, tiek protinį, tiek dvasinį pasaulį. Ir rebethingas yra vienas iš įrankių, kuris padeda taip pat užmegzti gilesnį ryšį ir apjungti galbūt į glaudesnį ryšį šiuos pasaulius, kurie neišvengiamai yra mūsų gyvenimo sudedamoji dalis. Ir nuo jų priklauso visa mūsų gyvenimo kokybė, kaip suderinti šitie pagrindiniai mūsų aspektai. Tai štai, ir taip pat Dalia daro taro asmeninės sesijas ir ji tikrai dabar kartu su taro, kaip su tokia universalia kalba, universalia simbolių kalba, padeda labai šiuolaikiškai, be jokių projekcijų, tiesiog padeda irgi užmegzti labiau sąmoningą ryšį, sąmoningą dialogą su visata. Tai taip, tai nėra kažkoks projektavimas, vien tik kažkokios ateities pranašavimas, būrimas, mistifikuotas. Tai yra tiesiog atviras tyrinėjimas ir leidimas taip tarpininkauti mums patiems su savo aukštesniuoju aš. Ir Dalia kaip vedlė gali padėti irgi tam tikrus dalykus išryškinti, įvardinti, patikslinti ir taip kartu galima įsinešti labai daug aiškumo ir palengvėjimo ir meilės į savo gyvenimą ir tas aktualias gyvenimo temas, kurias tyrinėji. Aš taip pat irgi savo asmeninėse sesijose galiu naudoti taro. Irgi jau kurį laiką studijuoju, o Dalia beje taip pat pasibaigė taro kursą prieš kažkiek čia laiko, jau nepamenu, pas Mildą Sutemos, man atrodo, vadinasi puslapis. Tai va, noriu irgi skleisti žinią, kad yra tokia nauja, švieži vedlė pas mus čia Lietuvoj, Vilniuje. Tai tiek tada toks mano atnaujinimas, atšviežinimas apie tai, kas vyksta mano akiratyje. Ir taip, ir lauksiu grįžtamo ryšio, o bendrai taip toliau fokusuosiuos į garsų pasaulį ir stengsiuosi irgi perteikti tą tyrą vibraciją, nešančią naująjį amžių, padedančią susilygiuoti į aukštesnę harmoniją. Tai irgi kviečiu sekti naujienas susijusias su tuo, kam rezonuoja, ir tada iki laimingo.